Nuo vasario 1 produktas brangs. Labas, brangiai! Šiandien truputėlį update'as apie šitą maisto papildą Black Stuff. Kurį laiką su juo darbuojos, įdomiai viskas vyksta palengva, pradedam dirbti su partneriais įvairiais, turinio kūrėjais. Ir šiandien gavau tokią žinutę, kad nuo vasario 1 produktas brangs. Ir aplamai, kad ne tik tai Lietuvoje, bet brangsta visoje Europoje, ten, kur yra prekiaujama šito Black Stuff maisto papildu. Tadgi tikiuosi, kad mes turime čia dar keletą dienų, kad tie, kurie tikrai mėgsta šitą produktą ir žino jo naudą, tai dar paskubės įsigyti. Kaip atstovui Lietuvoje, tai džiugu, kad dar tiekimo kainos nekels, bet tą, ką mes turime iš anksčiau nusipirkę, tai yra ir bet kokiu atveju mūsų sekantis papildymas bus apie kovo mėnesį, ko po sakoje turėtų padidinti kainą ir patiems visiems tiekėjams. Tai aš tikiuosi, kad produkto kaina, jos pakelimas nebus didelis iššūkis visiems. Kiek, kaip ir kalbėjau su produkto kūrėjais, tai jie tai pasitestavo Estijoje, sako, kad padidinta kaina didelios įtakos pardavimam nepadarė. Yra žmonės, kurie tikrai mėgsta šitą produktą, kurie su juo gyvena. Ir, kaip sako, geras, teisingas produktas, jis negali būti pigus. Jis iš tikrųjų negali būti pigus, tad buvo priėmę sprendimą, kad jį reikės kainą padidinti. Kas liečia Lietuvos rinką, gal ir gerai, kad dabar kaina padidės, tas produktas jau kurį laiką buvo, dabar įgauna pagreitį ir turbūt nemažai žmonių nebus tokio didelio šoko, o čia buvo pigiau, dabar brangiau, kodėl padidino, čia, žinai, viskas brangsta. Nors iš esmės ir tai truputėlį prisideda prie visko, esanti ekonominė situacija Pabaltijos šalyse. Produktas tikrai labai yra populiarus Latvijoje, Estijoje. Pernai metais didžiulių šuolių ir pasisekimų išėjo į Suomijos rinką, kas tikrai labai stebino ir džiugina. Tai Lenkijoje labai aktyviai visas šitas produktas pradėjo važiuoti ir tikrai žmonėm patinka ir labai geri atsiliepimai. Tai tikiuosi ir Lietuvoje šis produktas įgaus savo vietą žmonių lentynose, namuose ir taps tą tokiu kasdieniu produktu, kurį žmonės naudoja. Apie patį produktą neišsiplėsiu, gal ką turėsiu papasakot, bandysiu iki savaitę pasidaryti video, papasakot, kaip jums sekasi, kaip šitas produktas atranda, žmonių atsiliepimai. Tad galėsit klausti įdomių dalykų, pabandysiu atsakyti. Šios metus pradėjau labai aktyviai. Daug dėmesio skiriam partnerių paieškai, tie, kurie žmonės rekomenduoja produktą. Perkalbėjus buvo nuspręsta eiti tos strategijos, neinvestuoti kalną pinigų į reklamą. Geriau, sakom, duosim žmonėm išbandyti. Padarykim kainą prieinamą, kad galėtų įsigyti. Pirmam užsakymui pas mus yra padaryta 30% yra nuolaidos. Dirbame su partneriais, kurie produktus naudoja, kuria atsiliepimus ir dalinasi tą gerąją patirtimi, turi savo specialiasias nuorodas, nuolaidas, kuriomis dalinasi su žmonėmis, kurie nori įsigyti produktą. Priėmiau tokį sprendimą, kad nedarysime kažkokių akcijų, išpardavimų. Black Stuff puslapyje galima gauti tik tai vieną nuolaidą, tai reiškia pirmą kartą apsiperkant Black Stuff. O toliau reikėtų kreiptis į mūsų partnerius, į produktų pardavėjus. Dar po kol kas neturime Lietuvoje įmonių, kurios prekiauja produktais,
Tai tikiuosi greitų metų atsiras tos pirmosios parduotuvės, kurioje jau galėsit nueiti įsigyti. Palengva Kaune tvarkom fizinę vietą, kur bus galima ateiti ir įsigyti produktą, ir pagrindė iš tenai visas vyks didmeninė prekyba. Tai dabar pas mus yra sandėliojama kitur, nepatogu. Tai įsirenginėjom nedidelį kioską, kuriame tas, galim jo sakyti, kioską, 20 kvadratų patalpas, kuriuose bus tiek patogu darbuotis, tiek patogu kitiem atvykti ir pasimti savo produkcijos. Tokios naujienos iš mūsų pusės, tikimės gero šuolio ir tikiuosi, kad tas kainų padidėjimas vis dėlto, kurį tema šiandien yra, neišgąsdins jūsų ir tapsite šito produkto mylėtojais. Dėkui jums, likite sveiki.